Kadangi nustebusi, aš matau, kad pusę žmonių aš čia nežinau, galvoju, kad ateis draugai ir palaikytojai tik tai, kurie ten tą nevaryk. Bet iš tikrųjų yra žmonių, kurių aš nežinau ir jie nežino manęs, tai prisistatysiu. Esu Tatjana Kočetkova, aš esu laipiojimo centrų bendraįkūrėja. Dabar mes kartu su vyru turim Fabrik erdvę Klaipėdoje. Ir mano laipiojimo patirtis yra 15+ metų, esu uolose pralipusi 7C, būtent sertifikavimas jogos davė man tą postūmį plačiau ir giliau pasidomėti, kas vyksta su moters organizmu, nes ten aš susipažinau būtent nesusipažinau, bet atkreipiau dėmesį, kad organizmas jaučiasi skirtingai, labai skirtingai, skirtingų ciklo fazių metu. Ir mes pasidalinsim medžiagą ar ne, vėliau tiesiog pažymiu, kad viskas remiasi tikrais šaltiniais, tai nėra kažkokie ChatGPT dalykai. Ir labai rekomenduoju, kam įdomi šita tema, galbūt kažkas matė, kada nors yra tokia knyga Roar, dėl kurios viskas labai pasikeitė, lyginant su prieš 3 metus, nes Stacy Sims tapo pirma mokslininkė, kuri giliausiai išnagrinėjo šitą temą, dėl to, kad jinai, būdama pati sportininkė, turėjo prieigą prie laboratorijos 24/7 ir turėjo daug komandos narių draugių, kurios sutiko tirtis ir ateiti į laboratoriją kas 4 valandas tam tikromis ciklo fazėmis. Ir iš to buvo gauta labai daug įdomių pastebėjimų. Bet pirmą pasitikrinam, kur mes esam. Aš turiu nueiti iki lentos arba kažkas turi man ją nunešti. Galiu, ačiū. Ką mes čia turim? Tai klausimas buvo, ar ciklas daro įtaką mano treniruotėms. Patikslinantis klausimai buvo, ar tai liečia psichologiją ar fiziologiją. Tai aš atsakiau, kad viską, ar ne? Ir 10 arba viršus taip man stipriai daro įtaką mano ciklas ir jo fazės, būsenos fazių metu, ir ne, visiškai nedaro. Tai didžioji bent jau dauguma esančių čia kažkur tai yra viršuje, tai įtaka gan stipri ir gan daug žmonių, jų koncentracija yra čia, tai aš manau, kad tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko jūs šiandien čia esat, bent jau spėju. Ir tada yra keli žmonės, kuriem visai nedaro, tai klausimas, jūs čia atėjot sužinoti ką. Kaip? Dėl kitų. Gerai. Ir antras klausimas, kurį aš noriu užduoti, dėl to, kad pakankamai daug žmonių žino, kad jiem ciklas daro įtaką. Kas greitai per 15 sekundžių gali pasakyti, kokia yra jūsų ciklo diena šiandien? Dešimt sekundžių? 1, 2, 3, 4, 5. Tai, aš bent jau mačiau, taip rankos kyla ir leidosi, matyt dėl to, kad ar paklaus manęs tą netiksliai ar ne, bet patikrinti vis tiek negalėsiu. Bet įdomus dalykas, ar ne? Ir pirmas ir įdomus dalykas, kad mes galvojam, kad mus veikia, tačiau bent jau šitoje auditorijoje buvo 4 rankos, kurios kilo ir leidosi, kur aš esu. Įdomu. Aš tai man tą žinau dėl ko, nes aš pasižiūriu kažkada, kai pajaučiu, kad labai blogai. Pasižiūriu, čia ne viskas blogai, čia tiesiog dabar yra 3 dienos ar ten savaitę prie reikia išgyventi, paskui viskas
Taip, manau, tai yra bendra taisyklė gyvenimui. Apskritai visose srityse, kad žmogus daro kažkokius tokius pokyčius, tai tik tada, kada viskas yra labai blogai. Kai žmogus susitraumuoja, pradeda labiau mankštintis, kai ten, atsiprašau už palyginimą, viskas ant skyrybų slenksčio atnešamos gėlės ten į namus. Tai pirma tikriausiai išvada, kad jeigu jūs manote, kad įtaką daro, tai reikėtų geriau stebėti tą procesą ir aš paaiškinsiu, kodėl reikia žinoti ne tik tada, kada viskas labai blogai, bet tada, kada viskas yra labai gerai, galbūt jūs galite padaryti kažką, kas atsvers tą visą laikotarpį, kur viskas yra blogai. Ir tai jau toks apie periodizavimą, kad galbūt ten pirmoje ciklo fazės metu aš galiu padaryti daugiau jėgos treniruočių, kurias pabaigoje prieš 3 dienas aš pakeisiu į mobilumą ir lankstumą ir dar su švaria sąžine. Ne taip, kad aš nieko negaliu padaryti ir dabar slenku į apšilimo zoną, o taip užtikrintai, kad tai čia 3 dienos liko, viskas fine, aš esu vis dar kieta, šiandien tiesiog blogiau jaučiuosi ir ačiū už pagalbą. Ir ryžtingai ir užtikrintai slenkam apšilimo mankštinimo sezonos link. Moters ciklo fazės, hormonų ir organizmo pokyčiai, tai keičiasi pagrinde hormonų lygiai ir tuomet vyksta ir pokyčiai. Pabandysiu neužmigdyti, bet galvoju, kad jeigu aš dabar paklausiu, ar mintinai žinote ten, kas vyksta, kada, kokie hormonai ir dėl ko taip yra, tai ne kiekviena tikriausiai atsakys, tai visgi manau, kad reikia šiek tiek pasikartoti. Vidutinis, tai yra vidutinis, vidutinis laikas ciklo yra 28 dienos. Kažkam tai gali būti 26, kažkam 32, mes orientuojamės į tokį vadovėlinį, sakykime, ciklas yra 28 dienos, pirma diena tai yra, kada prasideda mėnesinės. Literatūroje dažniausiai kalbam apie tai, kad yra pirma fazė folikulinė, ten kita liuteininė, per vidurį yra ovuliacinė. Sporto prasme mums reikėtų labiau dar išskaidyti į 5 fazes. Tai pirma fazė yra menstruacija, kada pradedam kraujuoti, taip pukiškai tariant, ar ne, pradeda jau skirtis hormonas folikulinas ir aš duosiu tokius vaizdžius pavyzdžius ir palyginimus tiesiog supratimui, kad kai tik nepasisekė pastoti, organizmas sako, gerai, bandom, sekantį kartą gal pavyks, ar ne? Ir iš karto kiaušidėse pradeda augti, bręsti grupė folikulių, iš kurių paskui atsiras tas vienas kiaušinėlis, kuris bandys susijungti su spermatozoidu. Nebūtinai tai įvyks, bet iš tikrųjų tas didysis vienas folikulas, kuriame bus kiaušinėlis, jisai daro didelę įtaką ir gamina estrogenus. Estrogenai tai yra estradiolis hormonas, kuris, jūs pastebit ar ne, kad yra tokios dienos, kada oda tokia graži ir švytinti ir paskui kažkas staigiai jums atsitinka. Ir čia ne taip, ir čia ne taip, ir kažkas ir su plaukais ten ne taip. Tai estradiolis, tai tas hormonas, kuris, jisai ir padeda ir raumenim augti, bet taip pat duoda elastingumą odai. Ir pagrindinis jo, iš tikrųjų, taip vaizdžiai irgi pasakysiu, pagrindinis tikslas yra susirasti tą partnerį, su kuriuo pavyks pastoti. Todėl reikia atrodyti gražiai
energingai, padaryti daug pasimatymų, nu, arba ne pasimatymų, o daug treniruočių. Tai čia tas pradinis, nu, kam kaip. Estradiolis, jisai pasiekė savo piko maždaug ciklo viduryje. Ir tada tai būna signalas ovuliacijai įvykti, staigiai išsiskiria liuteinizuojantis hormonas, ar ne, kuris padeda padaryti tą tokį didįjį bang, folikulas plyšta ir ten kiaušialąstė, jinai jau tokia pasiruošusi kažką nuveikti gero šitame gyvenime. Ir šalia atsiranda toks kūnelis, geltonkūnis. Ramunė turėtų viską labai. Nes geltonkūnis jisai auga, kaupia ir gamina tą progesteroną, nes progesteronas reikalingas nėštumui, ar ne? Tai pirmomis savaitėmis ir netgi porą mėnesių tas bręstantis vaisius, jam geltonkūnis yra pagrindinis toks gyvenimo šaltinis. Ir toliau progesteronas, jisai, nu kas vyksta ar ne, yra gimdoje ten storėja gleivinė, ar ne, yra visi, iš tikrųjų, baltymai, kuriuos mes valgome antros fazės metu ir tikimės, kad raumo augs, ar ne, tai čia paauga, bet iš tikrųjų ir ten gleivinė auga. Tai yra statybinis procesas, kuris irgi reikalauja baltymų. Todėl iš esmės atsiranda papildomas poreikis baltymuose. Tai kai mes iš tikrųjų einam ieškoti šokoladuko arba čipsų pakelio, teorija sako, kad jeigu jūs tiesiog pasidarysit savo didesnę porciją normalaus maisto negu įprastai, tada jums nesinorės snickerso arba, nežinau kaip čipsai vadinasi. Nu, taip teorija sako, reikia bandyti. Man atrodo, kad vis tiek norisi. Bet tai yra tiesa, kad organizmas, moters kūnas, jisai suvartoja daugiau kalorijų antroje ciklo fazės metu dėl to, kad vyksta statybiniai procesai. Nu ir tada, aišku, jeigu to gyvenimo stebuklo neįvyksta, nėštumas neįvyksta, ar ne, prasideda mėnesinės, prasideda menstruacija ir tada visų hormonų lygis sumažėja. Ir mes turėtumėm jausti tą tokį palengvėjimą iš karto. Tada kartais merginos sako, tai man tą savaitę bus mėnesinės, tai nežinau, ką aš darysiu. Ir teoriškai ir netgi praktiškai, aš suprantu, kad kitom ir netgi man dabar prieš 3 metus to nebuvo, bet man, pavyzdžiui, pirma menstruacijos diena šiandien yra labai sunki, bet ji yra sunki dėl galvos skausmų. Aš niekur nejaučiu, bet aš turiu galvos skausmą, kuris tiesiog aš jo negaliu nuimti jokiais vaistais, tiesiog gali gulėti, gerti vandenį ir bandyti su jogos asanomis kažką tvarkytis. Aišku, yra tokių maitinimosi strategijų, kurias išlaikant galima mažinti tos simptomus, apie tai šiandien paminėsiu. Bet 2-3 diena jau prasideda geriausias laikas treniruotėms. O kaip jums? Aš taip pavyzdžiui visus savo projektus praleidu per antrą dieną. Arba net per pirmą, nors man irgi pilva žiauriai skauda visą laiką, bet performances kažkaip geriausias būna. Jo. Kad atvirkščiai turėtų. Jo, nes hormonų staigiai krenta. Tiesiog staigiai krenta hormonų, žemas yra hormonų lygis ir nu, taip yra. Ir tą pirmąją savaitę pagal fiziologiją mes esam panašiausios į vyrus. Pirmą, antrą savaitę ir paskui jau prasideda gyvenimas. Dabar apie kiekvieną fazę atskirai
Ir tai, ką mes aptarėm, pirmą savaitę prasidėjo menstruacija, hormonų lygis žemas, tai yra geriausias laikas intensyviam darbui. Galima pasiekti tiesiog didžiausią intensyvumą. Intensyvumas tai yra ir didesnis svoris keliamas, pavyzdžiui, ir didesnė apimtis, ilgesnė treniruotė, sunkesnis projektas, sudėtingesnio trasa. Ir labai būna gaila, kai, pavyzdžiui, aš stebiu ir tada aš matau, kad yra ta pirma savaitė ir aš vedu verslo mokymus ir aš suprantu, kad vedu 3 dienų mokymus be galimybės vakare nueiti pasportuoti. Tada susirenki ten ašaras, tai reikia ir kitus gyvenimo dalykus iš tikrųjų pasiplanuoti taip, kad jūs galėtumėt tas geriausias savaitės savo performinti. Geras atsistatymo gebėjimas, tai yra tiesiog pavalgius, pamiegojus ok, ir netgi jeigu ten mažiau pamiegi ir kažko nesuvalgai, ko reikėtų vengti, bet tu jautiesi gerai. Jeigu tai vyksta ten mažiau miego, prastesnė maisto kokybė antroje fazėje, jūs tikrai tą pajausit treniruotės metu. Tai jeigu čia galima, kaip sakoma, kompromisinti, tai vėliau nereikia. Kita vertus, čia, būtent čia, kadangi estrogenas yra raumenį statantis, grubiai sakant, hormonas, reikia suvalgyti pakankamai baltymų tam, kad jūs išnaudotumėt jį. Iš tokių medicininių, tai reikėtų vengti stipraus suspaudimo pilvo srityje. Stiprus suspaudimas pilvo srityje, tiesiog kai vyksta menstruacija, menstrualinis kraujas gali patekti į kitus audinius, bet stiprus suspaudimas, tai jeigu jūs darot prisitraukimą su 15-20 kg ir čia uždėtas diržas, toks spaudimas, jo neturėtų būti. Kiti lengvi netgi yra rekomenduojami, nes tai yra vidinis toks masažas. Suvokiamas pajėgumas gali būti mažesnis pirmomis dienomis ir tai yra kaip tik, ką pasakė Gintarė, kad atrodo, kad skauda, atrodo ir tada ateini ir iš tikrųjų tai buvo ten geriausi tavo pralipimai. Tai tiesiog šitos dalykus, idealu tikriausiai turėti kur pažymėti, nežinau kokią programėlę naudoji, bet yra pririštos prie visokių protingų laikrodžių. Aš turiu Fitbit, kuris prognozuoja mano ciklą geriau negu aš, tikrai. Tu 3 kartus pažymėjai programėlę ir tada jisai jau tiesiog dienos tikslumu pasako, kada prasidės. Ir jeigu tu darai ten ir kitus komentarus, pavyzdžiui, ar ten skaudėjo galva, ar kažkas dar, tiesiog paskui istoriškai gali pasižiūrėti, kokie simptomai pasikartoja ir ką man reikia daryti, norint jų išvengti. Mes jau aptarėm, kaip Gintarė jaučiasi tą pirmąją dieną. Gal kas nors irgi nori pasidalinti, ar jums tai yra super diena, ar jūs tiesiog kas nors? Man tai būna nerealus palengvėjimas, nes man prasideda galvos skausmas, kokias 3-4 dienas. Ir aš realiai kenčiu ir tada, kai tik atrodo, kad visą galvos skausmas. Staigiai. Taip. Ir viskas, ir tai tada. Ten taip įvyksta. Tiesiog, bet atrodo, kaip mygtuku. Tas mygtukas yra hormonų lygio sumažėjimas. 4 dienas sustoja ir pamatyti. Tada nori vėl kažką veikti, nes tu tiesiog gerai jautiesi. Čia? Taip. Ja. Tai taip, tiesiog reikia prisiminti, kad tai yra ta fazė, į kurią reikia sudėti savo sudėtingiausias treniruotės, arba jeigu jūs norite pradėti kažkokią naują treniruočių programą, naujus judesius,
kažką naujo, kas jums yra sunku. Čia tiesiog bus lengviau dėl tos pirmos dienos. Tai galbūt jūs dabar pasižiūrėsit ir pasakysit, nu tikrai aš negulėsiu užsidėjusi daug dekių su ten kirkšnių atverimu. Tikrai ten nesėdėsiu į pagalvę susisukusi, bet tikiuosi, ne, aš nesitikiu, kad jums bus taip pat kaip ir man, kad prasidėjote žiaurūs galvos skausmai, bet kai ateina situacija, kai jūs tikrai nieko negalit daryti, tik tai gulėti ar sėdėti, geriau prisiminti šitas pozicijas, nes jos atkuriamosios pozicijos su atramomis, na, tai nėra moksliškai įrodyta, tačiau yra jogos praktika, kuri egzistuoja tūkstančiais metų. Ir ten yra paaiškinama, kad atveriant klubas, atveriant kirkšnius, ar ne, prasideda geresnė cirkuliacija kraujotakos. Antras dalykas, kad dažniausiai, kai jūs, kodėl čia pakelta krūtinė, tai jūs galite tiesiog įkvėpti daugiau. Ar ne, tada per kvėpavimą vyksta nervų sistemos raminimas, ne, ir moksliškai apie kvėpavimą irgi yra daug kas kalbėta, bet šitos pozicijos, kur jums tiesiog patogu atsipalaiduoti ir jūs pradedat giliau kvėpuoti, jos padeda tą pirmą dieną, kada yra sunkiausia. Tada yra dar tokia fazė, dar prieš ovuliaciją, tai yra vis dar vyksta ta geroji gyvenimo dalis. Estrogenas vis dar kyla ir jėgos atsakas, organizmo atsakas į jėgos treniruotės dar pagerėja. Tai reiškia, visi ten baltymai, kuriuos jūs suvalgysit po treniruotės, jie tikrai bus panaudoti statybai. Kas yra labai svarbu moterim, ypatingai vėliau dar. Tai sportuojančios jaučiasi užtikrintai, mažiau jaučiasi skausmas, baimės, skausmas raumenų ten ar kažkokių ten judesių. Baimė, manau, tai yra labai svarbu tiem, kas laipia lydą, sudėtingai lipimą. Ar ne, tikriausiai irgi galbūt pastebėjot, kad yra fazių, kada viskas atrodo gerai ir faina ir tada ateini į tą pačią trasą ir kažkodėl tai tam kampe pasidarė baisu. Tai irgi gali būti dėl hormonų svyravimo. Čia geriau sekasi šuoliai ir dinaminiai judesiai, tai jeigu būtų tokia trasa, kuri pareikalauja kažkokio šuolio arba dinamikos, reikėtų prie jos sugrįžti šitos fazės metu arba skirti laiko tiesiog tų judesių atidirbimui. Čia nėra sportininkių, pavyzdžiui, ir man visada yra klausimas, kaip būti joms, nes treniruotis, pavyzdžiui, techniką ir ten šuolius reikia visada ir akivaizdu, kad atrodo, kad tu jau išmokai ir padarei ir paskui praėjo ten savaitę ir nebepadaromas tas judesys. Tai klausimas, kaip su to daryti, bet tikriausiai verta žinoti, kad taip gali būti ir sugrįžti prie to paties judesio ir pakartoti, jeigu išeina. Svarbu pažymėti, kad estrogenas gali laikinai tiesiog elastingumą sausgyslių padidinti, todėl jeigu nebuvo padarytas geras apšilimas, šitoje fazėje gali būti padidinta traumų rizika. Šiaip apšilimą visada reikia daryti gerą, bet tiesiog priprasti. Tai pamačiau tokį straipsnį, Climbing is a rare sport where women can perform as well as men, kur moteris gali būti tiek pat, tai tiesiog turiu tokį prierašą, kad tikriausiai būtent šios fazės metu.
Įvyksta ovuliacija, ciklo vidurys, tai yra estrogeno pikas, treniruotė duos didelės naudos. Deja, praktiškai yra tų, kuriem tai yra geriausia treniruotė per visą ciklą. Yra tų, kurie sako, ne, tą dieną, tokį fizinį skausmą yra moteris, kurios jaučia, kurioje pusėje ten tas folikulas ateina ir tada tai yra labai nemalonu ir tada kaip ir praleidžia. Techniškai tai ta treniruotė tą dieną galėtų duoti daug naudos jėgos prieaugiui, hipertrofijai raumenų. Ir aišku, jeigu jūs norite pastoti, geriau vengti įtampos pilvo srityje, būtent tuo metu, nes tai daro mechaninę, gali daryti įtaką tiesiog folikului. Taip, ir gali būti kažkokių judesių, tokių kampus bordinių, kada jūsų presas ten išsiplečia ir tada suspaudimas čia įvyksta. Tada mes pajudam į tą tokią šiek tiek galbūt liūdnesnę, kažkam liūdnesnę, kažkas taip stipriai nejaučia įtakos arba pokyčio, bet faktai ir duomenys sako, kad bazinė kūno temperatūra pakyla. Ir tai gali, pavyzdžiui, šaltuoju laikotarpiu taip nesijausti, bet, pavyzdžiui, jeigu tai yra vasara, karšta, mes lipam salėj be tinkamo vėdinimo, tikrai gali būti sunku atlaikyti karštį, tikrai reikia naudoti skysčius ir ne šiaip skysčius, bet žemesnės temperatūrų skysčius. Taip yra. Audiniai labiau sulaiko skysčius, tai yra kita pusė, kad mes tada geriam, jie labiau sulaiko skysčius, bet o ką daryti, vis tiek reikia. Sulaiko skysčius, ten yra toks mechanizmas, tai vyksta dėl progesterono hormono, kuris įtakoja ten natrio, nesigilinkim, bet paveikia inkstų, žodžiu, funkciją. Didelio intensyvumo pastangos, didelis intensyvumas, pavyzdžiui, jums reikia lipti jėgos ištvermės treniruotę, tai yra, kada, jeigu kažkas taip laipiojat, kada yra trasa, kurią jūs kartojate, ji yra vidutinio sudėtingumo jums ir jums reikia 5 kartus ją pralipti su poilsiu 40 sekundžių 1 minutę. Ir tai pasidaro tiesiog sunku dėl to, kad dėl hormonų įtakos. Ja. Ištvermė jį išlieka, bet intensyvumas mažėja. Tai reiškia, kad galbūt netgi gali būti šitoje fazėje lengviau lipti kažkokius ilgus maršrutus rankenomis, bet staiga atsiranda kažkoks tai jėgos ten reikalaujantis arba koordinacijos judesys ir tiesiog kitaip netgi suvokiamas kūnas erdvėje. Svarbu pažymėti, kad progesteronas, kuris gaminasi, nes jisai galvoja, kad o gal jūs pastosit, o gal vaikelis, reikia prigaminti. Jisai ardo raumenis. Jisai, jeigu estrogenas padeda auginti, progesteronas, jisai katabolinis yra. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, padarėt jėgos treniruotę ir ten nesuvalgėt baltymų porcijos iš karto po treniruotės, ten pusvalandį, valandą, tai tikėtina, kol jūs nuvažiavot namo, ten užsukot į parduotuvę, pakalbėjot su draugė telefonu, pagaminot valgyt, jau jums nebeužteks, jau prasidėjo procesas katabolinis. Tai yra labai svarbu, jisai yra reikšmingas. Jeigu prieš 3 metus aš apie tai nekalbėjau, dabar yra duomenų rodančių, kad žūtbūt tu išeini po treniruotės, būk išsivyrusi 2 kiaušinius ir suvalgyk juos iš karto.
katabolinis ardantis raumenis, tiesiog pakartoju, kad tai yra labai svarbi šiandien informacija. Šiaip moteris iš mano patirties, mūsų salės patirties, kada pasikalbė šiaip su žmonėmis, ypatingai su moterim, tai mažai vartoja baltymo apskritai. Jeigu ten kiekvienoje porcijoje turi būti 20 gramų, aš turiu omeny pusryčius, ten pietus ir vakarienę, tai tu paklausi, ką tu valgiai, aš ryte valgiau košę. Mes kartu buvom kelionėje su Radvilė. Gerai, paskui tūno, viskas gerai. Variškė. Tiesiog atkreipti dėmesį į baltymų suvartojimą, tai yra labai svarbu atsistatymui antroje ciklo fazės metu. Antros ciklo fazės metu. Čia svarbu pažymėti, kad vėlgi sugrįžtant į jogą, moksliniai duomenys to nepatvirtina, bet jogos tradicija tiki, kad jeigu jūs darote apverstas pozicijas ir apversta pozicija, tai yra kada galva yra žemai. Žemyn žiūrintis šuo, tai yra irgi apversta pozicija, nes galva žemyn. Yra stimuliuojama hipofizė, kuri šiaip yra tas dirigentas visų hormonų. Ir mokslininkai bando sakyti, kad hipofizė taip neveikia, nes kraujo tekėjimas mechaniškas ten nieko nedarys, bet viskas, kas nėra įrodyta, bet kiti sako, kad veikia, ir jeigu jūs galite saugiai tą patikrinti, aš siūlau tikrinti. Jeigu jūs galite ten antros ciklo fazės metu kažką padaryti, kas jums nekenkia, bandykit, darykit. O rezultatas turi būti lengvesnė premenstrualinė fazė. Ir jau ciklo pabaiga. Man labai patinka, ten prisižiūri, mityba, viskas fainiai vyksta ir taip ryte pasisveri ir plus 1,5 kilogramo. Kažkam taip yra, ne? Plus 2,5. 2 stabiliai. Na ir paskui, aišku, ten po savaitės viskas praeina. Bet gerai, dabar aš jau prie to pripratau. Didžiulis klausimas, tu treniruojasi su vienu svoriu savo, tada atvažiuoji į Tenerifę lipti savo projektą ir plus 2. Kaip taip? Tai sprendimo tam nėra. Tai tiesiog būna, aš manau, kad jeigu kas dalyvauja sporto varžybose, tikriausiai arba jiems taip neįvyksta, arba tu turi būti tiesiog mažesnio svorio ir tada, kada tau priauga, tu nepastebi. Nežinau, ką su to daryti, bet tiesiog taip yra ir tai gali įtakoti krūtų jautrumas ir pilvo pūtimas. Iš esmės tai yra irgi pasekmė skysčių sulaikymo. Ir tai nėra, manau, niekam malonu. Yra mitybos strategijų, kurios sako, kad aš paskui pasakysiu apie azoto oksidą, kad jeigu valgai ten 2 savaitės maistą, kuris ten pilnas azoto oksido, tai yra granatai, burokėliai, arbūzas ir kažkokie panašus, tai tada viskas gerai. Ir nežinau, ar tai yra sutapimas, bet praeitais metais ir šitais metais dabar rudenį mes buvom tokiose šalyse, kur tuo metu sirpsta granatai. Ir aš suvalgydavau kiekvieną dieną po granatą. Ir aš nepajaučiau mėnesinių atvykimo į mano gyvenimą. Ir aš galvoju, galbūt čia, aišku, dėl to, kad mes buvom prie uolų ir šiaip nebuvo ten streso, kortizolio, ar čia visgi dėl granatų ir azoto oksido. Tai atsakymas, viską reikia testuoti ant savęs ir žiūrėti.
Rankos gali prakaituoti labiau, tą reikia atkreipti dėmesį, galbūt naudoti skystą magneziją, gali būti baisiau ant uolos arba lipant lydą, tiesiog tą žinoti ir tą treniruotę, kur jūs norėjot padaužyti savo projektą, nukelti į kitą fazę. Tiesiog sakyt, nu ir gerai, ir kitą savaitę, ir nieko neįvyks, ir viskas bus gerai. Tai jeigu apibendrinti, kaip ciklo fazės yra susijusios su skirtingais fiziologiniais gebėjimais ir ką reikėtų teoriškai ir kaip treniruoti, tai čia yra jėga ir mūsų jėgos treniruotės prasideda nuo menstruacijos. Ir geriausiai, jeigu visas šias 2 savaitės, ten ar kiek jūsų ciklas yra, iki vidurio, mes dirbam jėgos auginimo ir nereikia galvoti, kad antra ten ciklo fazė ir čia aš nebedarysiu jėgos treniruočių. Jėgos treniruotės turi būti visada. Ir kuo toliau, to daugiau. Ir sunkiau iš tikrųjų. Galėsit iškirpti iš video, reikia liftinti heavy shit tam, kad ilgai išlikti gražiai, sveikai. Tiesiog, tą sako mokslas šiandien. Tada šitas dalykas, jisai iliustruoja kažkokius specifinius, pavyzdžiui, arba specifinius jėgos pratimus, kurie papildomai reikalauja koordinacijos arba kurie jums sekasi sunkiau. Tai čia galioja tas pats dalykas, viskas, kas naujo ir sudėtingo, mes pradedam nuo ciklo pradžios, ugdome iki vidurio ir jeigu yra toks netgi pratimas, kur neišlaikant dėmesio galima susitraumuoti. Išėjimą ant turniko, kas nors daro. Ne. Bet to geriau tiesiog netgi nedaryti. Viskas priklauso nuo būsenos. Ar ne? Ir Ryta paminėjo, kad tiesiog aš tą dieną jaučiu, kad man tiesiog to geriau nedaryti. Ir nedaryti. Su ramia sąžine. Tada laipiojimą, mes laipiojam visada ir viskas priklauso nuo jūsų treniruočių tikslų. Aš manau, kad jeigu jūsų tikslas ten lipti bouldringą ir pralipti kažką, tai jūs vis tiek tą darysite viso ten ciklo metu. Tačiau jūs tiesiog žinosite, kad gali sektis truputėlį prašiau, pavyzdžiui. Tačiau jeigu jūs turite skirtingų tikslų viename cikle treniravimuose, kaip pavyzdys, ar ne, jums ir bouldringą lipat, ir, pavyzdžiui, ištvermės treniruotės, kur jūs ten, nežinau, 10 minučių lipat nenulipant nuo sienos ten rankenomis arba patogiais skybiais ganėtinai, tai pakankamai gerai seksis antros ciklo fazės metu ir jūs galite protingai susidėlioti savo treniruotės, kad pavyzdžiui, pirmoje fazėje jūs akcentuojat bouldringą ir sudėtingus judesius, projektus bouldringo ir tada antroje fazėje jūs prioritizuojat ištvermės lipimą, besiruošiant ten kelioniai prie uolų. Akcentas į jėgos treniruotės, naujų judesių išmokimą, didesnį intensyvumą pirmoje fazėje. Tada yra geras dalykas, kad yra pirštai, kurios galima treniruoti visada, nepriklausomai. Čia netgi gulint galima iš tikrųjų. Reikia tik tai ant sofos atsigulti ir tada nuo sofos taip kilnoti. Bet yra pavyzdžių, kur ir vyrai taip daro, su taure vyno sėdint ant sofos, nes reikia stipresnių pirštų.
nereikia praleisti progos. Ir šitie salotiniai žmogeliukai, jie simbolizuoja mobilumą, lankstumą, ar ne, tai nesakau, kad reikia daryti tik tai antroje ciklo pusėje, reikia daryti visada, bet antroje ciklo pusėje tai gali būti jūsų atskira treniruotė. Pavyzdžiui, jeigu pradžioje tai yra apšilimas, kur mes padarom kažką specifinio, tai antroje fazėje tai gali būti atskira treniruotė, kur jūs ateinat ir dirbat su savo lankstumo kažkokiais mobilumo poreikiais. Klausimai, pastebėjimai, kažkokios įžvalgos jau šiuo metu tiesiog tikrinu, ar jūs dar gyvos, ar dar čia. Gal jau galvojat kažką kitaip darysit, negu darėt. Kas jau taip galvoja, kad kitaip darys ką nors. Pasidalinkit jau dabar. Ten, vat, ką kitaip darysit. Taip. Pirmas dalykas, dėl lydo šiek tiek labiau. Dėl lydo kaip? Iš tos pusės, kad ciklo fazėj koncentruosis labiau į lydo projektus visokius, o gal ciklo fazėj, kaip sakant, kad lydą Neiti kapotis antroje fazėje. Stebėkit save, galbūt iš tikrųjų jums visai tinka kapotis, bet jeigu jaučiat, kad galit kažką kitką geriau padaryti, tai aišku, darykit ką nors kitką. Čia yra tik tai instrumentai, ką jūs galit panaudoti savo ir padaryti galbūt kitaip, išbandyti. Kas nors dar norit pasidalinti dabar? Taip. 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 Tikrai labai skiriasi, man šitas tarpas jau irgi nesenai ir buvo mėnesinių pradžia. Ta prasme, realiai, turėtų būti geresni testai po visų 2 mėnesių treniruočių, jie buvo prastesni, bet testus padariau per savaitę po mėnesinių ir tada viskas buvo gerokai užčiaus, ir neklus, viskas lengva ir treniruoti. Taip. Faktai yra faktai. Taip. Nu ir svarbu, norint vadovautis ciklo dalykais, reikia eliminuoti visus kitus. Eliminuoti tai reiškia, reikia visada stabiliai miegoti, valgyti, nepatirti streso darbe, jeigu tai įmanoma, ar ne, ir tada mes galim vadovautis ciklo, tada galbūt jisai mūsų taip ir neveiks, nes mes būsim susitvarkiusios visas kitas sritis. Nepamirškime individualumo principo, nes jisai galioja visur treniruotėse ir darant sportininkui, sporto planą ir savo, ir mėgėjai visada yra individualumo principas. Aš gal dar irgi noriu pasidalinti, kad labai svarbu ateiti yra tiesiog visada į tą treniruotę, kartais kaip prastai jautiesi ir tada pasirinkti, ką daryti, nes kartais lengvas pasirinkimas gali pagerinti tuos visus simptomus. Taip. Tikrai taip. Tikrai. Tiesiog, nes kartais nori sigulėti ant sofos, bet Na čia buvo jau tų, kurie tikrai išbandė. Nu ir faktas, kad kraujotakos ar ne, kraujotakos skatinimas teisingų būdų, jisai palengvina viską šiaip, netgi slogą. Ciklinis treniravimas šiek tiek norisi tiesiog tikrai žinau, kad yra tų, kas susidūrė ir moksluose jau, arba buvo, pavyzdžiui, yra Climbation, kas buvo programoje, mes kalbėjome apie tai, kad
Šiaip, jeigu mes kalbam apie kažkokį tai treniruočių pritaikymą žmogui, tai jau prasideda kažkoks tai planavimas ciklais, ar ne, savaitėmis, mėnesiais, ten pusmečiais, metais. Ir mes buvom išgąsdinę savo programuose, parodėm, kaip atrodo ten, pavyzdžiui, kaip gali atrodyti profesionalaus sportininko planas. Nes šiandien tema yra treniruotės pagal moters ciklą. Ne? Tai ciklas yra kažkas ilgesnė negu viena treniruotė, nes spręsti, kas vyksta šią treniruotę, tai yra labai toks taktinis sprendimas. Tačiau strateginis sprendimas yra, aš dabar esu čia, šiandien ten lapkričio 20 diena, ten kovo, nežinau, pabaigoje aš noriu nuvažiuoti prie Uolų, ir turiu ten tikslų, ką per tą laikotarpį man reikia ten pasigerinti, pakeisti, padaryti, kokias savybės išvystyti tam, kad pasiekti tikslą. Ir čia, kad dažniausiai reikia ten ir taktinių gebėjimų, ir techninių gebėjimų, ir fiziologinių, ir psichologinių. O jeigu tai yra ten sportininkai, jie ten labai aiškiai viską susiplanuoja. Tačiau klausimas, ar yra tų, kurie turi savo tikslų ir supranta, kad yra ant olos, yra kažkokių savybių, kur man reikia tikrai pagerinti. Ir tai užima ne vieną treniruotę daugiau. Yra čia žmonių su laipiojimo tikslais, kurie yra ilgalaikiai. Ne tik fizinis aktyvumas, nes fizinis aktyvumas yra aš ateinu, aš palaipioju, viskas ok. Tai ne visi turi tikslų. Ar tu mane apgaudinėjai, Aušra? Kažką praleidau. Ar aš tavo rankos nemačiau? Arba tikslai atsiranda tik nuvažiavus prie Uolų, noriu šitą 7. Tai ką aš noriu pasakyti, kad kiti sako, čia ten sportininkams tie planai ir visa kita, ir mes visada sakom, kad iš tikrųjų planavimas ir periodizacija jį reikalinga visiems, kas turi kažkokių tikslų, kurie nepasibaigia rytoj. Jeigu ten lipu 6A boulderį salį, noriu pralipti 6B, tai reiškia, man jau reikia kelių kažkokių komponentų, galbūt man reikia pirštų jėgos, galbūt ten dinaminiam judesiui man reikia labiau kojomis mokėti išsistumti, galbūt yra taktinis kažkoks tai. Ir yra toks terminas periodizacija, kuris apibendrina, žodžiu, tą valdymą treniruočių, kad tam tikrais periodais aš vystysiu tam tikrus gebėjimus. Tai praktiškai visada mes vystom ten jėgą, pirštų jėgą, techniką, yra kažkokie specifiniai dalykai, ką galima vystyti. Prieš laipiojimo kelionę, pavyzdžiui, galima vystyti techninį gebėjimą ten visą šitą laiką. Labai pastebima yra prieš sudėtingojo lipimo čempionatą. Visi boulderingistai tampa sudėtingojo lipimo laipiotojais ir atsisėda. Tai čia kaip tik pavyzdys, kaip veikia periodizacija. Galbūt jinai kiek kitai turėtų būti. Bet tiesiog čia aš noriu apie tai pasakyti, nes manau, kad tai yra svarbu atsižvelgiant į ciklą, kad šiaip yra kažkoks tai didelis ciklas, kuris gali būti metai, tada yra ten 3 mėnesių ciklas pasiruošimas kažkam, bet kai mes žiūrim ten savaitėmis, tai yra mūsų mikrociklai, kurie gali sutapti arba nesutapti su jūsų moters ciklu. Ar yra čia žmonių, kurie sportuoja pagal kažkokias programas, savo parašytas arba kitų žmonių parašytas programas? Yra. Šiek tiek yra. Jums klausimas. Yra
moters ciklas su mūsų išsiaiškintomis gairėmis, ką reikia daryti. Ir tada klausimas, kas bus, jei mes pradedame ugdyti jėgą, tai yra daryti kažkokius jėgos pratimus, nu vat čia, ir didiname krūvį 3 savaitės. Nes dažniausiai, ką reiškia treniruočių planas arba ciklas, mes visada didinam apkrovą kiekvieną treniruotę. Mes ne kiekvieną treniruotę darom po 10 prisitraukimų, o mes šiandien padarėm 10, kitą kartą mes padarėm 12, ten kitą kartą mes jau darom 8, bet pasikabinom ten 2 kilogramus ant savęs, tai yra mes didinam apkrovą. Kas galvojat bus? Jeigu pradėjome ir kaip bus, kaip jausitės? Sunkiau kada? Nu, viskas fainiai, ateini, naujas planas, viską darai. Jėga. Sunkiausia treniruotė, sunkiausia metu. Porą savaičių pasitreniruoti. Tada gali verkti. Jo, tikėtina, kad ir dar, jeigu, pavyzdžiui, yra trenerė, paskambinsi ir pasakysi, tavo planas neveikia, arba man kažkas neveikia, aš ten silpna, nepadarau, viskas turėjo būti kitaip, nu, aš čia sutirštinu šiek tiek spalvų. Bet taip, ir netgi kitiem, kas neturi, nu, pavyzdžiui, plano, jūs ten sugalvojat, kad jūs ten darysit kažką ir 3 savaitę jūs matot, kad nesigauna, kažkas eina ne taip. Kas bus, jei pradedame ugdyti jėgą čia, bet mes 4 savaitės didinam intensyvumą. Ir dažnai, labai dažnai treniruočių planai yra parašyti 4 savaitėm. Kas bus? Tas pats bus. Tai tiesiog toks atsakymas yra, kad optimalus treniruočių planas pagal moters ciklą yra planas padarytas pagal jūs, pagal jūsų specifines būsenas ciklo metu. Ir jeigu, pavyzdžiui, tie, kas turi trenerį, nes čia ir filmuojama, galbūt bus kažkas pasistengs ir pasižiūrės, tai jeigu treneris arba trenerė neinicijuoja tokio pokalbio apie ciklą, tai daug kas yra jūsų rankose ir jūs tikrai galite pasakyti, nes čia yra toks dialogas, kur jūs irgi tikriausiai turėtumėt parodyti, kad jūs esat atviros apie tai kalbėti, nes tai yra tiesiog normalu. Tai yra be ko negalima tikriausiai išnaudoti viso potencialo, kuris yra. Įžvalgos, pastebėjimai kažkokie tai... Afigienų metu pradėjom planą, gerai. Realiai reikia pradėti savaitę prieš mėnesinės planą. Jeigu 3 savaičių ciklais... O žinau, man taip sunku. Reiktų pradėti. Aišku, priklauso nuo to, kas yra tame plane, bet jeigu yra visi pratimai, kurie yra aiškus, jie yra aiškus ir pradedat nuo pakankamai nedidelių apkrovų, tai gali teoriškai prasidėti, mes kalbam apie teoriją, ar ne, apie tą tokį gaires, ar ne. Tačiau jeigu jūs turite tikslą kokį nors, noriu pagaliau gyvenime prisitraukti ant vienos rankos. Treneri, padėk man. Noriu tokį accomplishmentą. Ir tada jums pastato kokį pratimą trenerė arba jūs pati savo, pasižiūrit YouTube'ą ir, yra toks paruošiamasis pratimas, kur trauki viena ranka, o čia guma. Ir pradeda daryti ciklą ten 3 dienos iki mėnesinių pradžios. Tikriausiai, ir jeigu tai yra jums nauja, tikriausiai tai bus sunku. Gali būti kažkoks tai toks specifinis pratimas, reikalaujantis kažkokių tokių pastangų.
Tai kažkurio metu aš pastebėjau dar nežinodama visos šitos info, aš pasakiau, man Myša rašo planą, aš turiu daug pastebėjimų, bet visada faina, kai tau kas nors parašo, nes tada tu tiesiog geriau jį darai, aš manau, nes kaip pats savo parašai toks, čia gal apsirikau, gal čia toks, gal čia šitą galima pakeisti į tą, bet jeigu tau kažkas kitas, tai jau tu... Ir kažkurio metu aš pastebėjau, kad jeigu aš darau 4 savaičių planą, man yra be poilsio krūvio didinimas yra per ilgai. Tiesiog. Tai galima stebėti pagal save, kiti daro 5 savaičių, ar ne, planą. Gali būti 2 mikrociklų po 10 dienų. Čia reikia stebėti. Maistinės medžiagos ir žinau, kad buvo seminaras apie mitybą, irgi čia vyko. Nežinau tiksliai, kas buvo kalbama, bet manau, kad kažkokios buvo bazinės, tikrai visų pirma bazė, ar ne, apie tai, kas yra maistas, kaip padeda energijos gamybai ten ir našumui ir atsistatymui. Šitame kontekste aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį į tai, kad maistas turi didelę įtaką tam, kaip klostysis būsenos ciklo metu. Ir tai susiję su angliavandenių, šiaip visų makronutrientų, makro maistinių medžiagų, baltymų, riebalų ir angliavandenių vartojimu. Ir taip pat vitaminai, mineralai. Tiesiog atkreipsiu dėmesį, čia aš nepropaguoju, tiesiog atkreipiu dėmesį ir tada jūs galėsit nueiti namo, saugiai pasiskaityti ir priimti sprendimą, ar jūs norite bandyti vartoti ar ne. Bet tiesiog 2 tokios pagrindinės maisto funkcijos, tai taip maistas duoda energiją ir ne tik treniruotėm iš tikrųjų. Čia aš pažymėjau, kad ne tik treniruotė, bet ir nueiti į ofisą žvaliam ir pilnam entuziazmą. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, atsikėlėt, viskas buvo gerai, tada papusryčiavot ir nelabai gerai, tai jau tai yra signalas apie tai, kad arba po valandos negerai, tai yra signalas, kad ne tik su darbu kažkas blogai ir ne tik kavos neužteko, bet iš tikrųjų gali būti klausimas su maistu, jeigu suvalgėt porciją angliavandenių, nežinau dėl ko košė, avižų košė tokia populiari, bet joje yra tik tai angliavandeniai, ten nėra riebalų, nėra, kažkiek tai baltymų yra. Ir dažnai žmonės pažymi, kad ten po valandos pusantros žiauriai norisi valgyti. Nes pakylo cukrus, ar ne, jisai nuėjo į atsargas ir vėl tu žiūri, kur paimti kažką ten skanaus saldaus. Tai energija visokeriopą ir atsistatymas. Daug sportininkų, mitybos specialistų, kūno rengybos trenerių, jie kalba apie tai, kad raumuo auga netreniruotai. Raumuo auga miegant, gerai pavalgius. Tai optimalus, žodžiu, treniruočių kiekis ir ten miego ir maisto, tai yra ta kombinacija, kurią mes turime atsižvelgti. Tiesiog manau, kad tai nėra super nauja informacija, bet kadangi skaidrėmis bus dalinamasi, aš palieku tai skaidrėse, ką daro angliavandeniai, pagrindinis energijos šaltinis, baltymai, pagrindinė statybinė medžiaga, riebalai, reikalinga hormonų ir ten visokių gali būti ir
medžiagų įsisavinimui tai yra svarbus makronutrientas. Ir tada yra mikromaistinės medžiagos, vitaminai ir įvairios mineralinės medžiagos, kurios daro savo funkcijas. Bendros gairės, ir aš sakau apie bendras gairės, nes pažymėsiu, kad tam tikrų fazių metu gali skirtis poreikis, kaip aš jau paminėjau, baltymų, ar ne, kad ten, kai išsiskiria progesteronas antroje fazėje prieš mėnesinės, reikia po treniruotės suvartoti baltymų. Labai greitai, staigiai, ten per pusvalandį arba valandą. Ir tai yra svarbu. Taip pat yra kai kurie dalykai su angliavandenis. Tai yra visiškai bendra informacija, kad maždaug moterim reikia 2000 kalorijų per dieną. Tai tikrai priklausys nuo to, ar jūs sėdit, ar jūs judat darbe, kiek metų, kokia ten medžiagų apykaita, bet labiausiai kiek judat per dieną, išskyrus ten treniruotę ir laipiojimą. Tada pasiskirstymas tų dienos kalorijų yra toks, kad ten mažiau riebalų, bet negalima jų labai mažinti, tada turi būti baltymai ir angliavandeniai. Yra skirtingų dietų ir maitinimosi strategijų, jūs priimat čia sprendimą pačios, tai yra tokia bendra rekomenduotina. Daug teksto, bet jisai yra žiauriai svarbus. Nes ir daug kas jau buvo paminėta, bet kai mesgi, Milda, pasidalinsim skaidrėmis. Nes tai yra toks gidas, ką reikėtų daryti tam, kad jaustis geriau. Tai maitinimosi strategija, mitybos tikslas pirmoje fazėje, tai yra pirmos 14 dienų, kūnas efektyviai naudoja angliavandenius, tai yra mes galim juos valgyti ir mes galim juos gerai kaupti, glikogeną, ten ilgesniem lipimam ir naudoti jį energijai svarbiausia. Tai yra tai, kas bus suvalgyta, išeis į energiją ten kitą dieną. Baltymai tiesiog reikia visada palaikyti tą reikiamą 25-30 gramų. Šiaip gairės yra, kad 1 kilogramui svorio maždaug ten 1,5 gramo baltymų. Tiesiog padarykit tokią praktiką, nežinau, ar stebit, ar nestebit, bet padarykit tokią praktiką ir tiesiog 3 dienas pastebėkit, kiek jūs suvalgot baltymų. Ant kai kurių produktų netgi yra tokia marketinginė strategija, ten yra amforos varškė, 18 gramų vienoje porcijoje. Kitur yra sunkiau, bet yra programėlių, kuriuose galite parašyti, suvalgę. Taip? Taip. Aš domėjausi truputį dėl augalinės kilmės baltymų. Taip. Kažkaip labai rašo, kad gyvulinės kilmės baltymai yra geriau pasisavinami. Taip rašo, taip. Augalinės kilmės baltymų suvalgia kaip ir tinkamą kiekį, bet kaip ir tai nėra pakankamai. Taip, pavyzdžiui, riešutai, jie tam, kad susivirškinti ir duoti tau tiek baltymų, kiek jie gali, praeina labai ilgą laiką. Tai yra tyrimų rezultatai, taip, jie tą sako. Sako, kad vištienos gabaliukas, Bet tada negali paskaičiuoti tiksliai. Taip. Tu gali Šiaip gal kalorijų principas yra toks slidesnis dalykas. Čia pagal gramus, bet irgi tai yra didelis klausimas, taip? Ar tu tikrai pasisavinsi ir ar tuose vinžirniuose, kurie išaugo ten, kur tu nusipirkai ir kur, nežinau,
bobutė Peru išaugino, tikrai bus skirtingas kiekis. Tai maisto kokybė faktas gali būti skirtinga ir taip, tai yra daugelio tyrimų rezultatai, kad yra produktų, iš kurių greičiau pasisavina, dažniausiai mėsa, žuvis. Tikriausiai. Bet ir dažniausiai kalorijų turi mažiau, nes riebalo mažiau. Taip. Taip. Čia tiesiog pakartojimas, kad taip. Planuosi iš šitos pusės, aš šiaip daug žuvies valgau bendrai. Bet irgi yra tyrimų, tarkim, kad ta žuvis, kur ten skardinėse nurodyta, kad ten ta žuvis, bet ten kaip ir gali būti ne ta žuvis. Tai toks irgi. Tai įdomu, kaip tada pasiskirsti tą vaikų. Nes irgi, atrodo, tada daugiau valgai augalinės kilmės, bet labai didelės porcijos gavosi. Tu tiek tiesiog nesuvalgai fiziškai. Jo, bet va kaip tai vertinti tada, kaip pasisavina? Tai yra taip, tai yra mitybos klausimai ir aišku, čia geriausia kalbėti su žmonėmis, kurie stebi tyrimus, stebi paskutiniuosius, kurie sėdi laboratorijose ir degina avinžirnius tam, kad pasižiūrėt, kiek ten yra kalorijų, nes toks principas ar ne, yra, kaip mes žinom, kad tiek kalorijų ten obuolys turi, tai yra sudeginta ar ne, ten, grubiai tariant, ir pasižiūrėti, kiek energijos išsiskyrė. Bet vienaip ar kitaip, tai yra makronutrientas, baltymai, kurį reikia labai stebėti ir priimti sprendimus. Ar daugiau, ar mažiau. Geležis, ypač svarbu menstruacijų metu, bet tiesą pasakius, kad dauguma tyrimų parodo, kad ne tiek ten ir daug kraujo prarandama, tiesiog geležis ir padeda gaminti hemoglobiną, kuris yra labai svarbus sportuojant, tai atkreipti dėmesį į šitą papildą. Ir yra kreatinas, ten bus atskira skaidrė, kas vartojo, bandė kreatiną. Ką pajautėt? Stebuklus? Kas pajautė? Labai jėga gerindavo, labai jautėsi. Bet jisai šiek tiek ir sulaiko skysčius. Taip. Augina svorį, bet man nesijautė labai smarkiai. Aišku, metodologijas nagrinėti. Taip. Tai tiesiog yra papildas, kurį verta panagrinėti. Jisai kretinas natūraliai yra surandamas ląstelėse. Jisai tiesiog padeda išskirti daugiau energijos, grubiai tariant, iš ląstelės ir tokiu laiku, kai saulės energijos nėra ir nuotaikos netokios geros ir kaip aš šiandien išgirdau persirengimo kambaryje, atėjau vien tik dėl to, kad draugiai pažadėjau į treniruotę ateiti, tai reikia atsižvelgti į visus būdus pagerinti savo energijos lygius ir kretinas kaip papildas yra vienas iš tų. Ir yra antra liuteininė fazė, irgi arba pasidarėt nuotrauką, arba turėsit skaidrę, bet čia svarbu baltymų kiekis, rekomenduojama jį netgi padidinti. Dėl to, kad progesteronas yra katabolinis, dėl to, kad dalis baltymų išeina į gimdos statybinius procesus ir jie kurį laiką vyks. Yra tokių tikslų, ar ne, didinti hidrataciją ir elektrolitus vartoti, ypatingai, aišku, čia yra remtasi Stacy Sims, tos
profesorės, daktarės arba profesorės, tiksliai neatsimenu, ir jį tyrinėjo maratonus bėgančius moteris, tai ten labai hidratacija yra svarbi, pas mus yra galbūt lengviau su to, bet jeigu ypatingai karšta ten ar uolose, arba vasarą, kai vėdinimas yra prastas, atkreipti į tai dėmesį. Magnis, kalcis ir pasižiūrėsit, magnis. Šiaip šiandien tikriausiai kiekvienas mitybos specialistas pasakys, kad magnis tai yra tai, kas turi būti vartojama kasdien ir nenustojant, nes iš maisto mes tiek negauname, o magnis dalyvauja ten tiesiog šimtuose visokių reakcijų organizme. Mes jį žinome kaip išgerk magnio, geriau miegosi, bet iš tikrųjų ten yra daug funkcijų magnis turi. Ir tas stebuklingasis azoto oksidas, čia žinutė tiems, kurie galvos skausmus ypatingai jaučia prieš menstruaciją arba pirmą menstruacijos dieną, tai tie galvos skausmai tikėtina atsiranda dėl to, kad progesteronas veikia kraujagyslės ir jos tiesiog susiaurėja. Ir tam, kad palaikyti tas procesas vadinasi vazokonstrikcija. Man tai buvo nauja, nemanau, kad jūs turit atsiminti, bet tai tiesiog yra. Ir reikia bandyti ir savo mityboje naudoti antroje ciklo fazėje, ar ne, tiesiog nueiti į parduotuvę ir užsipirkti produktų, kurie... Labai įdomu, aš pastebėjau, kad man nebūna siaubingi tie galvos skausmai, tai aš pabaigoj ciklo labiausiai noriu burokėlių ir riešutų. Mano organizmas pats nori. Burokėlių ir graikinių riešutų. Įdomi. Man labiausiai norisi. Matyt, kažkoks yra tame, kad net pats kūnas supranta, kad... Tai kas turit galvos skausmų, prašau dalyvauti tyrime ir paskui parašyti man, ar valgant lašišą, granatus, citrusinius, arbūzus ir šokoladą. Ten reikia tiesiog vieną dalyką padaryti, čia yra gražus paveiksliukas, nes prezentacijoje nebuvo daug paveiksliukų, čia jau aš supratau, kad bus pabaiga maždaug ir reikia jau būtinai kažką spalvoto įdėti, reikia pasižiūrėti, kiek ten miligramų, kokia koncentracija. Nes kažkas man sako, kad nevertėtų daug šokolado suvalgyti tam, kad gauti šiek tiek azoto oksido. Geriau burokėlių arba kitų, kur yra didelė koncentracija, irgi česnakai, pagalvokim, kiek ten jo galima suvalgyti ir kiek vertėtų. Tai arbūzo galima tikriausiai daug, bet ne visada jis yra. Tai tiesiog, kas bandysit šitą strategiją, prašau pasidalinti. Kreatinas irgi palieku čia, nes tikrai verta panagrinėti, jei dar nesusipažinot su jo stebuklais daromais. Taip sulaiko skysčius, raumenys tokie atrodo galbūt nelabai išraiškingai, nežinau, bet jeigu tai netrukdo laipiojimui, tai gal galima ir naudoti. Tiesiogiai padeda padidinti kaulų tankį, bet to, kad tiesiogiai lemia didesnę jėgą ir galią, ta prasme, sprogstamieji judesiai ir visi kiti dalykai, tiesiogiai veikia taip pat ir kaulų tankį, kas yra svarbu, ypatingai vyresnio amžiaus moterim. Ir va toks klausimas, ir ką dabar darysite su visa šita informacija, kurią išklausėt. Aš siūlau iš tikrųjų, nors jūs ir turite užrašinės telefonuose, aš siūlau tiesiog padaryti tokį dalyką.
Aš siūlau užrašyti tris dalykus, tris išvadas, tris svarbiausias mintis arba tris dalykus, ką jūs pabandysite, darysite kitaip suplanuosite planą. Tai gali būti ir apie mitybą, ir apie papildus, apie kažkokį vieną veiksmą. Trys dalykai. Taip. Sugalvoja trečią. Kadangi mes esam seminare ir viskas, ką jūs parašėte, dabar yra mūsų kolektyvinės žinios, galbūt kas nors norit pasidalinti kokiu nors fainų dalykų, ką jūs darysit kitaip. Vėl noriu stebuklų. Taip. Aš pabandysiu tas jogos, tas pozas, ypatingai kai skauda galva. Jogos poza, kai skauda galva. Galėsiu dar parodyti vieną, kuri labai gerai veikia. Right now. Right now, tai iš tikrųjų, kad... Aš galiu, bet yra jogoje yra toks tikėjimas, kad jeigu stimuliuoti šitą vietą, tu stimuliuoji hipofizę ir ten smegenų centrus ir taip toliau. Tai visos šiaip pozicijos, kur jūs šitą vietą remiatės į grindis arba į kažką tokio ten tvirtesnio arba bent jau ten tokios pagalbės didelės, jie vadinasi bolsteriai, ar ne? Bolsteriai. Tai yra gerai. Bet kas žino vaiko pozą, tai yra atsiklupus ant kelio ir tada mes padedam du kumščius ir tiesiog atsiremiam ir visa galva pradedam gulėti ant tų dviejų kumščių. Toks dalykas yra ir aš ėjau jogos tą kursą instruktorės tada, kada aš buvau nešia. Ir ten buvo jogos kursas moteriams, labai jisai buvo platus, vyko pusę metų ir ten kažkiek, tai 160 valandų su visokiais ten ginekologais, akušeriais, rimtai. Tu paskui pradedi rimtai svarstyti, ar tu, kai kitos jogos instruktorius sako, taip, tai jūs nešia, tai ateikit, tiesiog aš jums ten biškį pakoreguosiu, ką jūs darysit, tai tu jau taip lengvai netiki, nes ten yra tikrai niuansų su moterų fiziologijos, su nėštumu, bet kada pasidalino šitą poziciją, tai buvo jogos mokytoja, kuri daug pamokų vedė. Ir jinai jau pasakojo apie tai, kad jeigu tu nori būti treneris arba instruktorius ir uždirbti iš to, tu turi turėti didelį intensyvumą. Tai yra praėjo treniruotę, pusvalandis kita treniruotė, pusvalandis kita treniruotė ir tu tiesiog jas vedi. Kartais tu būni ten ir fiziškai, ir protiškai, ir visaip pavargęs, nes kiti žmonės ateina į treniruotę, kiti žmonės ateina pasikat dalykų, kurie gali veikti. Gal kažkas dar nori į kolektyvinį eterį ištransliuoti, stebėti. Yra labai paprastu, jeigu jūs įeisit ir tiesiog parašytit mintį. Taip. Taip, taip. Pasidalinkit dar. Nepalikit savo tik tai. Kokį nors vieną, jeigu galima. Antroji ciklo pusė po treniruotės iki 30 minučių suvartoti proteino.
Čia labai geras, labai veiksmingas. Labai. Nes tikrai pas mane yra tas, gal grįžti namo, gal pasivalgyti, Taip. Man tai kaip tik būdavo toks natūraliai, aš galvojau, kas čia vyksta, kaip po treniruotės, bet važiuoju, žinau, užsuksiu į parduotuvę, kažko maisto namam ir būtinai pasimti jogurtą. Taip. Kažkaip natūraliai galvojau, aš jau niekad negeriu, niekad aš jau nematau. Taip. Visada taip atrodo ranka čiumpa, kad susileis, kol grįžtų namo. Taip. Tai atrodo, ką Super, aiškina, girdit reiškia, jo. Tai atrodo viską, po šitą paskaitą man tokia atėjo, tai čia dėl to, Taip, atrodo, pats kūnas šaukia. Taip, kūnas, protingas. Toks jo. Kūnas protingas, reikia girdėti, reikia klausytis. Dar vieną. Man trūksta. Kaip? Pasirašiau, kad savaitgalį grįžtu namo, atsisėsiu ir susitvarkysiu savo treniruočių planą. Taip. Pasikalbėsiu su draugu, jisai greičiausiai nesutaps su jo planu. Turėsiu Taip. Paskui mityba nesutaps. Ne? Ir taip prasideda nesutarimai šeimoje. Bet iš tikrųjų taip, vertingas dalykas, ramiai tiesiog pasižiūrėti ir pritaikyti. Nes jeigu tą savaitgalį nepritaikysit, tikėtina, kad nepritaikysit tiesiog. Tai yra, bus informacija, kuri išliko iki kol bus labai blogai. Čia kaip tu su to pavyzdžiu. Kai yra viskas labai blogai, kai tu jau ten supranti, kad tikrai kažką reikia, tai tikrai rekomenduoju tos 1, 2, 3 dalykus pritaikyti, pasikalbėti su ko reikia ir žodžiu, jaustis geriau ir stipriau. Iš mano pusės apibendrinimas, tai taip, pasiūlymas yra stebėti ciklą, stebėti tai yra, žinoti, kur jūs dabar esat. Aš tai visada žinau, kad, tai dabar yra ta tokia fazė, kur būtinai reikia daryti jėgos ir kažkokius dalykus, kurie man sunkiau sekasi, būtinai juos išbandyti dabar, nes paskui tiesiog bus sunkiau. Ir taip pat kaip kūnas reaguoja į apkrovas, tai reiškia, kad dabar įvyko įdomus dalykas. Aš žinojau, kad aš darysiu seminarą ir jau 2 mėnesius vyrė mano galvoj, ką reikės keisti skaidrėse ir panašiai. Ir aš pradėjau daryti tokį dalyką, pagalvojau, kad iš tikrųjų, nors ir plane yra poilsio diena kažkokia, aš žiūrėjau ir galvojau, bet aš šiandien jaučiuosi taip, kad aš vis tiek galiu padaryti kažką. Ir jeigu jūs ten turit namie arba tiesiog turit galimybę užsukti, tikėtina, kad galima padaryti netgi mažesnį ten poilsį dienų arba dar kažką papildomai, ko jums reikia, bet neįrašyta plane. Ką jūs norėtumėt. Ir tada ramiau jaustis tą antrą pusę ciklo, kada jūs jausit, kad o dabar man reikia ten ne 1 dienos poilsio, o 2, o galbūt 3, nes jūs būsit padariusios ten anksčiau didesnę apimtį. Tačiau pasitikėti visada tik tai savo kūnu, savo signalais ir netgi ta pati Stacy Sims, kuri dabar laikoma galbūt tokia ikona toje srityje, moterų treniravime, jinai, jeigu prieš tai sakė, kad griežtai yra, toks turi būti planas visada, kad pirma fazė jėga, antra fazė ten ištvermė ir kiti dalykai, dabar jinai jau taip pradeda ramiau kalbėti, kad taip, iš tikrųjų daugėja tų atvejų, daugiau aš matau moterų ir tikrai visos skirtingos ir skirtingai gali būti. Tai kai stebėsit, tiesiog pažymėkit, kad jeigu bus kažkoks tai kartas, kur o dabar neskaudėjo ten galva ir šiandien neskauda, varau treniruoti. Bet ciklo yra daugybė kitų kintamųjų. Mityba pirmiausia.
Nors mytyba mes jau sužinojom, kad mytyba yra strategija mažinti tam tikrus simptomus. Miegas, didžiausias ten atsistatymo komponentas, ypatingai nervų sistemos. Bendra sveikata, bendras streso lygis, ką jūs veikiat, todėl kartais, jeigu, pavyzdžiui, jūs blogai jaučiatės ir galvojat, kad tai dėl ciklo, tai taip pat gali būti dėl ten kokio nors kortizolio streso hormono lygių ir jums verčiau reikėtų nueiti į salę ir ką nors padaryti, kad būtų geriau. Tiesiog tą turėkite omeny ir žinokit. Nu ir aišku, eksperimentavimas su savimi. Nesakau, kad visoms reikia susipirkti kreatino ir daryti eksperimentus, bet tikrai verta pasižiūrėti tos pavadinimus, ką reiškia, ar jums tai yra pritaikoma ir